Sveiki! Artėja informatikos valstybinis brandos egzaminas, tad šiandien pasigilinsime į jo pirmąją dalį. Tai bus savotiškas gidas, žingsnis po žingsnio peržvelgsime visą eigą, kad egzamino dieną viskas būtų aišku kaip diena ir nekiltų jokių netikėtumų. Gerai, kokiagi ta mūsų kelionė egzamino diena? Ogi, štai tokia. Aptarsime 5 pagrindinius etapus. Pradėsime nuo pasiruošimo, tada pereisime prie egzamino ryto. Panagrinėsime pačių užduočių atlikimo tvarką, aptarsime, ką daryti, jei kas nors nutiktų ne pagal planą ir galiausiai, kaip viskas sėkmingai užbaigti. Pirmas punktas – pasiruošimas. Sakyčiau, tai yra sėkmingos dienos pamatas. Juk, kai technika paruošta ir visos priemonės aiškios, galima susitelkti tik į tai, kas svarbiausia – į užduotis. Gerai, kad išvengtume bet kokių techninių nesklandumų, svarbu patikrinti kelis dalykus. Būtina įsitikinti, kad naršyklėje išjungtas automatinis vertimas ir klaidų tikrinimas. Šios funkcijos kartais gali trukdyti egzamino sistemai. O dabar vienas labai svarbus reikalavimas. Net jei dirbama su nešiojamuoju kompiuteriu, yra privaloma turėti prijungtą išorinę pelę. Ir tai, žinokit, ne rekomendacija, o tiesiog taisyklė. Štai čia puikios naujienos. Beveik niekuo rūpintis nereikės. Mokykla pasirūpins viskuo. Bus paruošti unikalūs prisijungimo duomenys ir netgi specialūs antspauduoti lapai juodraščiai. Taigi atsinešti reikia tik vieną daiktą – rašiklį. Paprasta, tiesa? Viskas pasiruošta. Dabar pats egzamino rytas. Pažiūrėkime, kas laukia atvykus į vietą. Čia svarbiausia yra 2 dalykai – punktualumas ir labai aiški veiksmų seka. Kaip matėte, viskas suplanuota minučių tikslumu, kad nebūtų jokio streso. Nuo 8:45, kai atsisėdama į savo vietą, iki 9 valandos, kai pradedamas darbas, yra lygiai 15 minučių. Per jas viskas vyksta sklandžiai. Pasirašoma protokole, gaunami prisijungimai ir ramiai laukiama starto. Prisijungta, viskas paruošta. Dabar pats egzaminas. Aptarkime, kiek laiko bus skirta ir kokių taisyklių reikės laikytis, sprendžiant užduotis. Pirmajai daliai atlikti skiriama lygiai 90 minučių. Tai yra 1,5 valandos, nuo 9 ryto iki 10:30. Per šį laiką reikės atlikti visas užduotis, taigi laiko planavimas čia tikrai svarbus. O kas, jeigu vėluojama? Yra 15 minučių tolerancijos langas, per kurį dar bus galima patekti į egzaminą. Bet ką svarbu atsiminti, papildomo laiko užduotims niekas nepridės. O jei vėluojama daugiau nei 15 minučių, dėja, galimybė laikyti egzaminą tą dieną prarandama. Gerai, o kaip dėl išėjimo iš patalpos? Taisyklės yra gana paprastos, tačiau yra vienas labai svarbus laiko momentas, kai viskas pasikeičia. Pažiūrėkime, kas ir kaip. Taigi, įsidėmėkime šį laiką – 10:15 minučių. Iki tol, jei darbas jau baigtas, galima drąsiai spausti baigti darbą ir išeiti. Bet nuo 10:15 per paskutinės 15 minučių visi, be jokios išimties, privalo likti savo vietose iki pat oficialaus egzamino pabaigos – 10:30. Technika kartais, gali ir pavesti, bet jaudintis nereikėtų. Net ir tokiems atvejams yra aiškus planas. Pažiūrėkime, kokie veiksmai numatyti, jei vis dėlto iškiltų kokių nors nesklandumų. Tarkim, sistema staiga ima ir užlūža. Ką daryti? Pirmas žingsnis visiškai klasiškas. Tiesiog atnaujinti naršyklės langą. Dažniausiai tai ir išsprendžia problemą. Jeigu vis dėlto nepadeda, antras žingsnis – visiškai atsijungti nuo sistemos ir prisijungti iš naujo. Jeigu nutiktų rimtesnis kompiuterio gedimas, yra labai aiškus protokolas. Reikia nedelsiant informuoti vykdytoją. Tuo metu egzamino laikas yra sustabdomas, o mokinys perkeliamas prie atsarginio kompiuterio. Svarbiausia, laikas praleistas sprendžiant techninę problemą, į egzamino trukmę tikrai neįskaičiuojamas. Na štai, pagaliau finišo tiesioji. Aptarkime patį paskutinį, bet ko gero svarbiausią žingsnį, kuris užtikrins, kad visas darbas bus sėkmingai pateiktas vertinimui. Visas darbas, jis priklauso nuo vieno vienintelio mygtuko paspaudimo. Tai yra tas raktas, kuris užtikrina, kad visi atsakymai bus išsaugoti ir pateikti. Taigi jį paspausti yra tiesiog būtina.
Kai laikrodis išmuš 10:30, vykdytojas oficialiai paskelbs egzamino pabaigą. Be abejo, pasigirs priminimas, bet atsakomybė tenka kiekvienam – atlikti tą paskutinį, bet būtiną veiksmą – paspausti baigti darbą. Tik tada galima būti ramiems, kad atsakymai tikrai pasiekė sistemą. Dabar, žinant visą šį procesą, egzamino diena turėtų atrodyti daug aiškesnė ir ramesnė. Juk kai nelieka nežinomybės dėl tvarkos, visas dėmesys gali būti sutelktas tik į užduotis. Taigi, dabar klausimas lieka tik vienas. Ar esame pasiruošę sėkmei?